Aš labai nuliūdinti noriu jūs. Aš kažkaip atvažiavau čia daugiau dėl to, kad išgirščiau ką nors. O ne dėl to, kad aš kalbėčiau kažkokius protingus žodžius. Aš geriau nepasakysiu negu Vydūnas ir nenoriu pasakyti, aš galiu tik pakartoti mintis. Bet man svarbu ne įstojimai, o veiksmai. Man atrodo, jeigu žmogus padaro, įgarsina savo žodį ir tas žodis tampa kūnu ir jis pasiekia savo tikslą, jis sujaudina ir jis pradeda vesti kažkur. Va čia yra tikslas, kalbėjimo tikslas. Ne iš vis pasakojimų kažkokius ten anekdotus, pasakojimai kažkokius apie gyvenimą, išmintį, bet turi būti kažkokia mintis aitri, aštri, smeigianti, o pas Vydūną šitokių žodžių yra labai daug. Ir jeigu perskaitysi jo kūrinius, dabar aš paskaičiau Raganą, galvoju, tai tiesiog scenarius jau tokiam spektakliui naujam. Labai toks pasakiškas pavadinimas, bet ten tokios yra tiesos ir tokios užslėptos išminties ir kartu paslapties, kad verta prie jo sustoti. Taip kad aš norėčiau pagalvoti tik apie vieną dalyką. Žiūrėkit, jau kiek laiko, aš atsimenu, pastačiau piligrimą, svajonį piligrimą. Stačiau medinius balandžius. Stačiau rusiškas pjesės, kurios geras, Dostojevskis ten ir dar daugiau. Ir aš žiūriu, kad aš nieko netrandu. Nu, yra kažkokie ten garsai, kad, buvo spektaklis kažkoks ten buvo. Ir aš galvoju, ar nebeprasmiškas tas darbas. Tas darbas, būtent tas teatras kaip po toks. Nu, ir kai aš žiūriu dabar į repertuarą teatrui, tai manau, kad mes labai toli nuklydom nuo esminių dalykų, nuo žmogėdros ir žmogaus genų. Labai toli į tą pusę, kur padedama vystytis tą žmogėdriškai pusę. Tas genas toleruojamas. Taip daug reptilijų atsirado, tiek daug tokių verbalinio kalbėjimo, putojimo, ir nežinia dėl ko. Tai, o žodis, jeigu jisai patampa išraiška visai kitokios prigimties, pavyzdžiui, bet kokį spektaklį tu gali pasakyti, šitam spektaklį yra du genai aiškus. Žmogėdros ir žmogaus, žmogiškumo genas. Taip tarptų dviejų genų, tarptų dviejų priešingybių šitam geležinkelį, kaip surasti, kad vis tiek koks tu bebūtum, jaunas, senas, vyresnis, jaunutis, tu turi praeitą mokyklą. Genas žmogėdros ir genas žmogaus. Kada tas genas žmogaus atsigauna, tai čia yra didžiausia paslaptis ir čia yra svarbiausias momentas. Nes čia yra tada jau tam žmogėdriškam genui, kuris eina iš ten, iš toli labai, čia yra kaip mirties nuosprendis. Čia yra kaip kliūtis, kurią jis bandys įveikti visokiais būdais. Ir tą jis daro labai aiškiai ir per teatrą, ir per muziką, ir per teatrą, kuris dabar kaip tik skatina tokį, negalvojimą, o nežinau, stebino, norą nustebinti. Žiaurumu, ten kažkokia erotiškumu, kažkokia labai didelė drąsa, bet tas tuščias dalykas, jisai tik tai dar daugiau sužadino džiaugsmą šitam genui. Nes jis mato, kad tas žmogelis mėgsta šitą žaidimą. Šitą dalyką, kuris taip lengvai priimamas ir taip toks trauką turi, įvelia žmogų į tą būtį, į tą gyvenimą, kuriame jis pasimeta. Ir jeigu jame
neatsirado mokytojo, neatsirado autoriaus kokio nors, ar romano, ar žmogaus mokytojo, kuris gali padėti jam išbristi iš to paklydimo ir nenuklysti tą baisųjį tokį, nežmogiškumo, žmogėdriškumo terpę. Taip kad aš galvoju, dabar teatras kaip po toks jisai antiek yra įvairus ir antiek jisai pasidarė neveiksmingas. Kokia prasme? Ta prasme, kaip mes suprantam Čiurlionį, kaip mes suprantam Ovidijų, kaip mes suprantam Montenį, kaip mes suprantam graikišką tragediją, dramą, kaip mes suprantam Vydūną, kaip jis supranta teatrą. Nors jis atrodo labai, taip, kalba švelniai labai. Vydūnas, jis yra žmogus, kuris negali būti grubus, jis negali naudoti kažkokio paniekos dalyko arba negerbimo kito žmogaus, bet jisai turi tą jėgą, kurį galima pajusti tik tai žvelgiant į jo nuotrauką, koks jis yra žmogus, o žmoguje iš karto atsispindi tie genai, kaip jie kovojo, kas laimėjo ir ar laimėjo. Taip pat aš galvoju, kad labiausias yra dalykas, kaip paruošti žmogui, gimusiam žmogui, kuris yra baltas lapas, dar atsineša iš ten, iš praeities kažką tai tokio ir svarbaus, ir baisaus, ir gero, kaip jisai gali pajusti tą žmogiškumo pradą. Per ką? Taip per šeimą turbūt, per tėvą, motiną, brolį, sesę, tautą. Kitaip nieko negalima ištraukti iš jo tą svarbiausią žmogiškumo geną, tą žmogiškąjį pradą, kuris turi susidurti su šituo, kas mumėse jau yra nuo tų laikų, kai dar mes vaikščiojom su kirvukais ten ir po medžius karstėmis. Tai jeigu šitas susidūrimas žmoguje neįvyksta ir jis nesupranta, kokia yra svarbi tas momentas, kada jis pradeda jausti, kad jo viduje kovoja dvi galybės, prigimtinės. Niekur nuo to nepabėgs, nei vienas žmogelis nepabėgs nuo žvėries, jeigu jisai pasiduos jam. Nes jame yra to geno, to baisumo. Taip kad aš galvočiau, kad svarbiausias momentas yra, kaip žmogui, kada pajuto žmogus, kad yra vis tik gerumas, yra grožis, yra švelnumas, yra motina, yra brolis, yra tauta, yra kalba, yra muzika, Bachas, yra Sokratas, yra Platonas, yra Vydūnas ir dar daugiau. Tai tik tada galima suvokti, kad jau jame prasidėjo tikrai dalykai. Ir tada jam reikia būtinai padėti išbristi, neišklysti iš to geležinkelio. Yra du bėgiai. Nie vienas žmogus, jeigu man parodo nors vieną žmogų, kuris buvo tų išvengęs šitų bėgių ir šitų bėgių, tų susidūrimų. Ir jeigu iš to iškrenta, staiga pasuka, iš kartas garvežys ir byra nuo kelio. Viskas. Jeigu tik žmogus padarė žingsnį į žmogiškąją pusę, sugebėjo dar vaikystėje padaryti šitą. Tai va čia ir mes tik tokiu būdu galime nugriauti tą tokį žiaurų, bėgantį iki benimatikos, šizofrenijos, skaitmeninės, nežinau, kaip dar pavadinti šitą protą, kaip vadina, dirbtinis protas. Dirbtinis. Tai tokia nesąmonė. Nežinau, prie ko čia žmonės. O kaip užsikrečia, jie spaudo, jie nieko daugiau nemato.
galvoju, kas šiandien ten vyksta, kur tie žmonės dingo, į kokią skylutę jos suvedė tas žmogėlės. Tai aš galvoju, kad svarbiausias dalykas, kad duot pajust jaunam žmogui 6-7, baisiausias yra periodas tarp 10-13 metų, dar truputį anksčiau, kada vaikai jau pradeda peštis, muštis, karus vaidinti, su mergaitėm žariai elgtis, su tėvais tiesiog šlykščiai kartais elgėsi. Vat kada jau bus per vėlu, jeigu taip yra, jau aišku jis pajutos tą skonį, kad jis stiprus, kad jis ypatingai kai raumenį susiaugina, kad proto nedaug, jausmų nedaug, paletė tokia siaura, tik tai pavalgyti, pasportuoti ir pašūkauti arenose. Tai tada, aišku, tas vaikas, skaitykim, kad jis prapuolės. Jis mums nepadės tikrai. Ir vat visa situacija, kuri vyksta Lietuvoje, kaip iš tų, kur dingo visi tie žmonės gerieji. Tiek jų iškankino, bet jų išliko dar. Kodėl jie tyli? Kaip išgąsdins, kodėl jie permuštais stuburais vaikšto? Aš nežinau, kaip galima tylėti. Pavyzdžiui, 1500 saugumiečių yra neliustruotų. Ir visi tyli. Ir jiem taip gerai, kad jie yra pasklidę visose struktūrose, visose. Ir daro savo darbą juodai. Bet niekam neįdomu. Neįdomu, aš galvoju. Jeigu taip išgąsdinti žmonės, vadinasi, jau užsidarė ir tada jau nebelieka, tai kas gelbės mus? Kas gelbės? Vaikai mūsų atėjo. Kada jie ateis? Iš ko jie išmoks? Iš tos mokyklos, kuri dabar yra. Iš tų partijų, kuri priviso daugiau negu, gėda atsakyti, kad 10 partijos. Vis kiekvienas savo burbulą pučia. Bet vis tą patį. Žmogėdriškai, kaip užvaldyti, paimti, turėti daugiau ir visą kitą. Tai vat, man atrodo, kad žmonės jauni yra labai skaičių žmonių, yra, kurie pasiruošė, iš esmės Dievo paruošti jau, bet juos taip lengva nuvesti ten, kur nuvesti nedaug Dievė. Tai didesnis nusikaltimas negu paklysti partinę kažkokiam brūdė. Taip kad aš labai stebiuosi, kad mes apie tą gerovės valstybę šnekam, bet gerovės valstybė drąsos reikia turėti. Kad pasakyti tiesą žmogui į akis, ne tik tiesiogiai, bet per literatūrą, per muziką, per teatrą, per susitikimus, per bendravimus, ne per burbulus, ne tuose, kur susirenka ir sprendžia, kaip iš ko paimti. Taip kad aš norėčiau vis tiek kažkaip žmonės atkreipdėmėsi, kad daugiau dėmesį skirtų žmonėm ir tas reikalauja daug laiko, kantrybės. Aš žinau iš savo kursų, 10 kursų aš rašiau aktorinę. Jeigu tik tai paleisi, jeigu tik tai neįduosi kažką, tai jis išvarys kažkokias kitas lankas, kitokį teatrą darys. O teatras yra, kur jis pabėgo? Nuo tikrojo teatro, nuo graikų tikros tragedijos, pavyzdžiui, arba romėnų, arba netgi kabukį, arba japonų teatro. Kur? Nuo žmogaus niekur nepabėgsi. Tikras teatras jis visada apie žmogų, o ne apie kažkokie baisumus arba kažkokius įvairumus, kurie taip džiugina, taip stebina kartais, kad įtraukia žmogų ir pats jis nesupranta, kaip jis atsidūrė šitam kelyje. Taip kad aš kviesčiau vienintelį dalyką daryti. Jeigu yra šeimos, jeigu yra mokytojai, tai kurie dėsto literatūrą, dėsto bet ką muziką,
netgi sportai iš dalies, ir ten galima surasti tokio, ne tik tokio bicepsinio jėgos ir supratimo, bet ir, kad turint jėgą gali padėti silpnam, tai suprastų šitą. Taip kad aš labai pasiilgęs tokių susitikimų, aš tuos susitikimus kaip ir turiu, bet jie jau ant tiek užsidarė ir aš žiūriu, kad negalima susitarti, kad su žiūrovais pasikalbėti, teatrai tokie užimti, tokie, suprantat, tuoj bėga žmonės tik pažiūrė spektaklį ir namo. Kodėl, kaip, nesuprantama. Net nepasvarstyti nėra, kada susitikti, pakalbėti, apsitart, suprast, ko laukia. Vat vienintelį gal ne savo žmonės, kai aš žiūrėjau į Kaune ir dabar neseniai, tai nesiskirsto, ačiū Dievui žmonės. Jie išeina, pasikalbi dar ir supranti, kad kažkas ten irgi knieti žmoguje. Ir jis nori girdėti Vydūną, nori suprasti Vydūną. O kaip tą padaryti, kad tai būtų ne vienkartiniai tokie dalykai, o truputį daugiau plėstųsi į mokyklos Vydūno tos idėjos, kad į universitetą ateitų. Nėra universitetinių teatrų. Nėra. Kodėl? Todėl, kad viskas paimta tokiam profesionaliam gyvenimui, profesijai. Ką tai reiškia profesija be dvasios? Kam nereikalinga ta profesija? Tai vat aš ir galvoju, kaip padaryti, kad žmonės daugiau susirūpintų savimi ir savo vidumi ir suvoktų tą labai pavojingą periodą, tą momentą, kada jisai pajunta dvilypumą savyje, dvilypumą pavojingą. Čia labai yra svarbu įsikišti tą konfliktą į jų vidinį, kad jie suprastų, kas čia vyksta, nes jie nežino, ką jie turi savy, kas jų genas yra, kas tie jų genai, iš kur jie atėję ir kodėl būtent tas atavistinis žiaurusis genas yra toks galingas ir taip, velniškai prisitaikantis ir labai landus ir labai aktyvus. Taip kad aš linkėčiau bendrauti su jaunais žmonėmis, kiek įmanoma daugiau ir kad jie nebėgtų nuo vyresnio žmogaus, o kad vis tiek jaustų, kad senelis yra daug daugiau turi patirties ir gerumo, senukas, arba tėvo tėvas, arba močiutė, kad tenai yra daugiau išminties ir tokio jau patirties tos kovos su tuo priešu, kuris tai yra. Taip kad aš linkėčiau ir visi, kurie turi vaikus, kad pažiūrėtumėt, kaip atgimsta tas momentas, kada susituria tos dvi jėgos. Ir vaikas tą labai greit parodo. Tik tai reikia akimis, nepaleisti nuo jų. Tai nereiškia kontroliuoti, ta prasme, taip, kad jisai neturės pasidėti. Tai ačiū labai už Vydūną, už pakvietimą, kad dalyvauju čia ir aš ruošiuosi dar. Ar tiesa, kad Klaipėdoje dar rodys, sakė, kad čia bus dar 2 spektakliai, ne savo žmonės. Aš norėčiau irgi atvažiuoti, nežinau, Klaipėdos muzikiniam. Tas tiesa yra? Čia klausimas turbūt gerbiamam Rimantui Cibauskui, mecenatui didžiausiam. Tai gerai, aš galvoju, kad čia blefas.